Blin, o koks dinozauras čia gyvena. Jisai valgo, blin, tokius beržus. Čia va jo takelis yra. Eina jisai, zaraza, ten, žiūrėkite. Buliumbu. O čia tai monstras turėtų būti, ką? Eina savo. Pažiūrėkite, kokius ąžuolus jisai čia vanoja. Tai čia šitoj saloj išlikę dar dinozaurai gyvena. Pažiūrėkite į šito medžio dydį. Žinot, kas jį nuvertė? Ir šitą. Ir jeigu jūs sakysite, kad tai padarė bebras, blėt, tai kokio dydžio jisai, ką? Eina nahui. Nesikeikus. Pažiūrėkite, ką jisai čia pridirbęs. Jopštvai, matai, tai kokio dydžio šitas monstras turi būti. Wow! Kažkaip tai man jau darosi biški baisoka šitoje saloje vaikščioti, kai čia gyvena tokio dydžio dinozaurai bebrai. Jo, vaizdas tai iš tikrųjų kraupus. Tokie medžiai išvartyti. Tokio dydžio medžiai. Čia jiems po kokią 300 metų. Ir bebrai juos naikina. Bet tai kokio dydžio turi būti bebras, kad padaryti tokią žalą medžiui. Blemba. Tai yra tiesiog, tai yra, tai kokie dantys į medį. Jo, aš negalvojau, kad kai žmonės sakydavo, kad bebrai tai tokie kenkėjai, tai dabar iš tikrųjų aš matau pats, šitas miškas yra tiesiog sunaikintas bebro. Tokio didumo medžiai. Nu, iš tikrųjų, širdis skauda, blemba. Bet tai kokio dydžio bebras turi būti. O jų čia kelias, jie čia ir gyvena netoli. Ir visa sala va šita va išdaužyta, taip išnaikinta. Kraupu.